Nagi, ar žinot, kad Vilniuje yra dirbtuvės, kuriuose galite pačios pasigaminti sidabrinius žiedus? Jei ne, tai keliaujam su manimi į juvelyrikos dirbtuvės. Kadangi aš nelabai moku piešti, tai mane labiausiai išgąsdino žiedo dizaino piešimo dalis, bet patikėkit, viskas neatrodo taip blogai kaip ant šio popierėlio. Tai pirmiausia išsirenkame žiedo dydį, pasiemame juvelyrinį vašką ir pradedame jį formuoti taip, kad jis tobulai sėdėtų ant mūsų pasirinkto piršto. Merginos kruopščiai dirba ties savo dizainu, taigi visai nenuostabu, kad visų veidai yra maksimaliai susikaupę ir rimti. Kai jau turime žiedo formą, toliau keliaujame prie dizaino. Ir nesijaudinkite, jums nereikia jokio išankstinio pasiruošimo šiai veiklai, nes visko išmoksite šiose dirbtuvėse. Na, čia jau galite matyti, kaip mano žiedas truputėlį gal šiek tiek primena mano pirminį piešinį. Ir tada aš dar paprašiau, kad į vidurį būtų įdėtas nedidelis žydros spalvos safyras ir štai galutinis rezultatas. Aš esu be galo patenkinta šiuo žiedu, jau spėjau jį priderinti prie savo kitų žiedų ir tikriausiai dar grįšiu ateityje pasigaminti dar daugiau tokių grožių. Jei dar turite kokių klausimų, drąsiai klauskite komentaruose.